Brangioji, ateik. Mes pradėjom, tai idėja mūsų buvo tokį padaryti trikampį namą. Atsimeni, ką nors dar iš to? Atsimenu, kad norėjom, kad būtų tokia trobelė miške, nes mūsų noras buvo ją gal nuomuoti, ten apsigyventi, ilsėtis ir gal po to nuomuoti ir tada statyti jau gyvenamą namą. Aš nežinau, ar čia dėl komentarų žmonių, ar dėl to, kad tu kažkaip pradėjai ten skaičiuoti, kad labai gražu, bet nelabai praktiškai. Jo, aš pradėjau žiūrėti, supranti, kaip čia sukišti viską, nu ir čia nifiga nieks netelpa. O čia gaunasi, supranti, tie šonai, nei tų normalių langų čia sukišęs, supranti, nei iš vis vietos yra, o stogo plotas yra milžiniškas gaunasi, iššildyti visą reikia, žinai, čia toks minimalistinis variantas, nieks netelpa jame. Tai aš pradėjau čia visaip mąstyti, aš buvau netgi tokį išpiešęs, kadangi nieks netelpa į čia, tai dar buvo idėja tokia atskira padaryti kaip patalpėlę kažkokiem ten, kažkam, arba vienas iš kambarių čia galėtų būti, čia toks šiltnamis perėjimas iš vieno pastato į kitą tarytum. Bet tu man sakei, kad tu miegosi ten. Jo, aš galiu šitą miegoti, arba čia... Pasijau, kad tikrai ne. Pasakėjo. Supranti, aš pradėjau galvoti, visgi reikia tas sienas biskį pakelt, bet dar čia atsiras kažkokia tai tos vietos daugiau, nes gaunasi ten, kaip paliepė, žinai. O, visiems pinigų tai kainuoja visą tai. Parodysiu, aš reiškia tada išgryninau tokį konceptą, nes kas man patiko, kai yra aukštos lubos, tokie dvi labai atsiveria. Jeigu tu turi didelį langą į gamtą ir turi tokias aukštas lubas, tai vis neslegia visiškai. Tai dalis patalpų yra su žemom lubom, tokiam standartiniam, o virš jų yra visa erdvė. Ir kai tu būni svetainėje, tu matai opa. Dizaineris irgi išpaišė, bet gavosi šita labai siaura erdvė. Tada žmona sako, dar čia biškį sukeiskim vietom, kad būtų ta priekinė dalis į vakarus dar didesnė, platesnė. Kokį mes galų gale priėjom galutinį variantą, dizaineriai išpaišė viską. Jo, bet čia pats principas, pats konceptas, kad čia gaunasi tokia nei pailga, nei nepailga ta gyvenamoji erdvė vadinama. Turim židinuką, turim didelį langą, dar vieną langą į pietus ir čia virtuvė dabar jinai čia yra L formos, bet mes galvojam U formos padaryti, nes dar išeina viskai prailginta siena. Turim neviršyti 80 kvadratų. Realiai sėdėjau visą savaitę prie kompo, pilnas 2 darbo dienos iš eilės sėdėjau, žmona specialiai išvažiavo į Kauną su vaiku, kad aš galėčiau tiesiog likti kaime ir koncentruotis į konstrukcinius brėžinius. Aš nieko nefilmavau, bet... Aš jam net neskambinau, žinokit. Labai mažai skambinau, daug mažiau skambinau man, jo. Kad jisai galėtų ten pasinerti, nes jisai man sakė, kad kai trobelę Luna darė, tai 2 metus. Kai aš trobelę Luna, mes nuomai esam paleidę tokią gražią trobelę, pasižiūrėkit, kai aš braižiausi, tai buvo net ne trobelė, čia buvo paprasčiausias sandėlys be komunikacijų planų. Bet aš visiškai nieko dar nebuvau gyvenime statęs. Tai pusę metų konstrukcijos susisbrėžęs braižiau, nes kiekvieną žingsnį aš žiūrėdavau video, studijuodavau, kaip visą tai daroma yra, kokiais įrankiais, kokius įrankius reikia nusipirkti, su kuo, kokį pagalį dėti ant ko ir kad prisukti. Nes daug labai studijuoti reikėjo. Tai dabar mes turim tokią situaciją, kad jau 2 kartus atidėjau, nes pas mane atvažiuos draugai, kurie šiaip užsiima šiaudiniais namais, bet aš paprašiau, kad karkasą man sumestų. Nes jeigu aš darysiu, tai tikrai jau pradės snigti ir aš dar būsiu nepadaręs. Bet aš jiem turiu jau būti paruošęs pamatus, komunikacijas, medieną ir brėžinius. Aš jau 2 kartus atidėjau tą jų vizitą, nes aš nespėjau. Čia jau ne 2 dienos, iš jų labai seniai ir ilgai mąstau visus mazgus. Tai va tokį mes turim, čia dar kai kurie dalykai tikrai keisis. Dar man čia krūva klausimų, ta perdanga ten tokia skirtinga gaunas. Čia neturi viršyti, matot, namo plotis ir ilgis yra daugiau negu 6 metrai. Tai turi būti viduje atramos, net įstatymai net reikalauja, kad negali būti taškų atramos daugiau negu 6 metrai. Su dizainerė galutinai pasitvirtinom tos atstumus, o matot, čia grindų planas, ant grindų matot, va čia yra linijos, aš jau čia esu įsikėlęs ir matau, kur turi atsirasti sienos. Pabiškai bandau tas sienas paišyti. Čia pakėlėm galų gale šitą sieną iki gal netgi daugiau nei 2,5, nes čia tik tie statramšiai yra 2,5 metrų. Gaunasi galų gale standartinis toks namukas, tik šiluminiai nuostoliai, va čia per stogą, per sienas ir per grindis, tai neskaičiuojant langų, neskaičiuojant ventiliacijos išlaidų ir nesandarių vietų išlaidų, gaunasi 1000 kWh mėnesį. Jeigu malkom, tai labai pigiai, jeigu elektra, tai 200 eurų. Dar ilgai užtrukom, kaip mes vietą rinkom tam namui. Ginčinamės. Mes labai saktiškai, labai taip padoriai. Man reikėjo daug nuryti. Tai jausmas abipusis.
Aš visą laiką šitą vietą mačiau, kad čia aš tau visą laiką sakau, kad aš turiu čia pastatyti poilsio namuką. Jau daug metų man sakė. Ir tai jisai turi vadintis Bali Place. Ten turi būti lauko dušas, labai susilieti su gamta ir man labai patiko iš tikrųjų, kad ta erdvė buvo tokia labai intimi ir tokia įeidavai tenais ir ta energetika tokia, tokia nueini tą vietą ir taip ramu. Namo vieta iš vis buvo prie tavo sandėlio ir turėjom tenais tą namą statyti, bet mes norėjom didelės paskolos, didelio namo. Ne, mes niekada nenorėjom paskolos. Niekada norėjom didelio namo, bet nenorėjom paskolos. Bet supratom, kad reikia didelės paskolos. Jo, bet po to pradėjom galvoti, gal modulinį namuką tada statyti ir po truputį pradėti ten gyventi ir tada jau galvoti, kas toliau ir kaip toliau. Mano svajonių namas yra šiaudinis. Tai vad galbūt gyvenamasis namas, kažkada jau toks namas bus jau tas šiaudinis namas, o dabar poilsinis toks namas, tai bus šitas namas. Aš ten tau pradėjau sakyti, kad gal visgi tenais pasistatom, o tada tu sakai, ne, tai gal dar tvenkinio zonai pabandom pasižiūrėti, nes ten tokia atviresnė erdvė ir ten, žodžiu, tiek daug vietos ir tu ten viską išpjoviai ir tada, kai aš atsimenu, irgi atėjau ir tokia ten Sako, čia pilna musių. Ten buvo super daug musių, kas normalu yra, nes ten žolės, nežinau, 2 metrai turbūt, drėgna ir tokia pelkynas kažkoks, tikrai tvenkinio vieta. Man visai ten ne namų erdvė, absoliučiai nėra jokio intimumo ir tokios, visiškai ne ta erdvė. Ir aš galvoju, Dieve mano, tai kaip čia dabar kalbint, kažkaip, nežinau, kad tu pajustum tą, ką aš jaučiu, nes tu ten atėjęs, tai, sakai, jo, kažkaip per daug uždara, gal šviesos nėra ir taip toliau. Taip nutiko tobulai, kad tuo metu, kada mes būtent sprendėm tą vietą, kaimynas nusprendė pjauti laukus, krūmai buvo, 5 metrų aukščio krūmai buvo. Grinai ten priešais tą mūsų namą ir ten atsivėrė tobulas šlaitas. Sankirtinas ta vieta tiesiog patikėjo, kad jo. Ne, aš ten vaikščiau savaitėm, po visus tos brūzgynus, matavau aukštingumus, žiūrėjau, neseniai suprasti, ten kalnas ar ten duobė, žinai, tai žiūrėjau internete, kaip ten kas ir aš. Nes ten priešais mus yra kaimynų žemė. Ir man buvo biški irgi baisu, kad ten atsidarys, neatsidarys, kas ten bus. Pasirodo, ten yra toksai kalnas kaimyno. Tenais jis tikrai nieko nedarys, nei ant to kalno, nei arčiau mūsų. Ir tas kalnas uždaro mus ir gaunas toks slėnis, žiauriai gražus slėnis. Ir aš kai supratau tą vietą, aš tada jau ten sakiau, žinok, patikėk, ten bus belekas. Ir atsivėrė vieta, kur galima daryti daržą, nes aš esu pamiršus visiškai dėl daržų, daiginimų, dėl gėlių. Aš ten ateinu, tai ten visą pastatybas vaiksta, o aš tai jau galvoju, ne tai, kad jau sako, daržą reikia kas, jau čia galim prie to pačio paprašyti, va čia padaryti. Ne tai, kad greičiau ne taip gyventi, bet kad greičiau eiti ten sodinti viską. Ir kad greičiau ten būtų aišku, kur ten galiu aš apsodinti viską. Ta vieta gausis tokia poilsio bazė mūsų. Kaip matau tą viziją, kad tas namukas galbūt net liks, liks ar nuomai, ar svečių kažkoks bus svečių namukas. Galbūt mes dar kažkada gyvenime pasistatysim tą šiaudinuką. Šiaip didžiausia svajonė yra tenais iš vis sukurti tokią gyvenvietę, kad gyventų ne viena šeima, gal 2, 3, 4 šeimos, tengi netgi galbūt turėti savo ar kažkokią lauko darželį mokyklą. Aš gal darželį, kad tipo darželį kaip ne, vaikų, galbūt vaikų kažką, žodžiu, ten tokių daug yra planų, bet viskas vyksta va taip po truputį, bet kartu ir labai greitai. Nes atrodo, kad tik tai svajonėse tas namas buvo, o dabar jau tas namas yra jau nupieštas ir papaišytas ir... Dar nenupieštas dėja. Čia dar toli, patikėk manim, man dėl to yra depresija, kaip čia suspėt dabar. Nieko čia nereikia, ta prasme, forsuoti. Reikia mėgautis. Ir, niekur mes taip jau neskubam. Fainai būtų buvę naujus metus švęsti. Ne, tai kas neskubu. Aš nenoriu, aš turiu tos patirties, kad aš žiemą vis laik statau ir tos lentos apšalės, snieguotos. Ir reikia ten 2 daugiau darbo, kad jas vien tik nuo to sniego atkasti, nuvalyti. Tai tikiuosi pavyks iki to sniego karkasą pasidaryti. Tai pasiūskit mums šviesių minčių, palaiminimų, kad mums pavyktų. Norėčiau, ačiū labai, kad žiūrit, iš tikrųjų labai tas yra svarbu, labai fainai tas palaikymas yra. Miela komentarus, aš irgi skaitau komentarus, labai miela tas komentarus paskaityti. Miela, kad Sankirtinas taip įsikvėpęs jums kažką parodyti. Labai pergyvena šią savaitę, kad nieko nenufilmavo. Nes ten tiesiog aš pasinėręs čia paišau, ką čia filmuoti. Tai va aš galvoju, bent jau kažkokį update jums įdėti.
žiūrėsim, kas vyksta, toliau paišysim, bet gal jau kažką išpaišysim ir tada jau kitą sekmadienį jau bus kažkoks judesiukas. Subscribe, like and share. Share, tai tas share kažkoks nesuprasi, ką ten čia Ne, share man atrodo, gal YouTube ne, aš nežinau. Bet būtinai subscribinkit ir palaikinkit kiekvieną kartą, bent jau palaikinkit, tada daugiau žmonių pamato, YouTube'as daugiau parodys kitiem, nes galvos čia fainas dalykas yra. Tai jeigu jūs jau žiūrite, tai reiškia fainas, jeigu fainas, tai ir palaikit.